vienos vietos atrodo neturi nieko, bet traukia žmonės, kitos vietos atrodo turi viską, bet žmonių tenais nėra. Ir kiti, vat, ir žmonės kaltina, oi, sako, čia energetika, oi, čia kampas, oi, čia ne feng shui. Tai viską gali suvesti feng shui ir energetiką, bet yra daug sudedamų, jeigu mes kalbame kaip apie verslą, ne? Apie barus, restoranus, kaip apie klubus, kaip apie verslą. Tai yra labai daug sudedamų dalių. Tai čia baras ir čia dar vyksta, ne? Čia ir ant laiptų baras vyks, ir čia baras. Nu, laiptų gal nelabai, bet čia mes norėtume, kad žmonės galėtų atsisės savo lūtį išlenkti, nes šitą viską... Čia visai gerai turėtų vykti pokalbiai. Ne tik apie kultūrą, bet ir apie verslą. Kodėl ne? Verslas beje juk irgi kultūra ir kūryba, ne, iš tikrųjų svarbiausia. Tai jo, tai daug sudėdamųjų dalių, žinai. Negalima vienareikšmiai sakyti, kad čia ten tai gera vieta, o tai ne, ten bloga aura, čia gera aura. Ne tame esmė. Reikia dirbti, daug dirbti, kryptingai dirbti, jeigu žinai, ko tu sieki. Jeigu dar galvoji, kad žinai, kaip tą pasiekti, tai man atrodo, būtinai pasieksi. Aš vis prisimenu, žinai, tiek metų reklamai praleistų, Leo Burnettas, toks reklamos tėvas buvo. Vienas iš pradininkų didžiųjų reklamos tėvų pasaulyje. Jis labai gerą frazę turėjo. Sakė, jeigu jūs kiekvieną dieną sieksit žvaigždžių, nebūtinai jas pasieksit, bet pilnom saujom purvo namo irgi negrįšit. Na tai va, tai svarbu siekti. O atsakingas verslas tau, kokios asociacijos? Kas yra atsakingas verslas? Atsakingas verslas prieš ką? Prieš visuomenę, prieš darbuotojus, prieš... Žiūrėk, aš manau, kad pirmoji atsakomybė verslo yra bent jau mokesčių susimokėti. Kad ir kokia neteisinga ta mokestinė bazė būtų, kaip mums visiems daug kada atrodo. Bet supraskim, kad vienadienis kapitalizmas jis niekur neveda. Ir nedaug dievė pasenti ir susilaukti nesveikatos. Ir staiga apsičiupinėti, kad neuždirbau aš tų trilijonų ir man reikia gyventi iš pensijos. Tai ką tada daryti? Kas bus, jeigu visi taip galvos? Tai aš tai nenoriu, kad, daug dievai, aišku, sulaukti to amžiaus, bet jeigu aš pasensiu ir staiga, o visi toliau ir tų mokesčių nemokėsi, viską ir valstybė sakys, mes neturim iš kur jums sumokėti pensijos arba padidinti. Tai pirma atsakomybė. Ir čia, kad ir kaip dabar galbūt nuskambėjo kaip lozungas kažkoks, bet aš tikrai to tikiu. O visa kita paskui turbūt labiausiai išeina iš žmogaus asmenybės. Jeigu kiekvienas galvos, kad aš ten šiukšlinsiu ar nešiukšlinsiu, rušiuosiu šiukšlės ar nerušiuosiu, žinai. Kaip ten tas pasaulis be manęs važiavo, taip ir toliau važiuos. Tai nuo savęs reikia pradėti visą laiką. Ir jeigu kiekvienas po truputį... Rušiuoji šiukšlės, važinėjai dviračiu? Dviračiu važinėjau, kol nepavogė. Dabar motociklu važinėjau ir kenkiu gamtai. Motociklų. Šiukšlės rušiavau, nes buvo, kai gyvenau... Prašau, man. Šiukšlės rušiavau labai spėriai ir visai ryžtingai, kai buvo visai šalia konteineriai, kur gyvenau, o dabar jų nėra. Ir mano namų tvarkytoja, nežinau, ar jau berušiuoja. Bet jeigu tik bus konteineriai, tai rušiuosiu. Čia matai, atsiranda toks dalykas, kad jeigu sudaromos sąlygos dažniausiai žmogui elgtis atsakingai, ekologijos prasme, verslo prasme, jis dažniausiai elgsis atsakingai. Tu klausinėjai mane, čia tau reikia filmuoti. Išdažytos grindys, išlakuotos nuskustos, perdažytos sienos, sukabintos užuolaidos, kurios buvo siūlomos Italijos, suvežti baldai iš Didžiosios Britanijos senų visokių. Tai mes vis dar nemastom valstybiškai, čia taip skamba labai politiškai, bet mes vis dar nemastom valstybiškai ta prasme, kad tas po manęs nors Tvanas jau lyg ir baiginėjasi, bet vis dar valstybė, mano supratimu, nuo iki valdoma sovietinio paveldo, tai yra per draudimus. Ne per skatinimus, ne per dialogą, ne per kažkokius bandymus uždegti, o per draudimus. Šito neleisim, tą negalima, o jeigu šitaip, tai tada to irgi negalima. ES išleido direktyvą patariamojų balsų, Lietuva jau iškart draudžia, nes taip žymiai paprasčiau, nereikia gilintis, nereikia analizuoti, nereikia su nieko kalbėtis ir eiti dialogą. Uždraudėm ir ramu. Tai vat, kai šitas baigsis, kai mes pagalvosim, palaukit, o gal galima dar įdomiau, o gal galima šitą leisti, bet kontroliuoti, tik tai tiek, kad kontroliuoti ir prižiūrėti, jau reikia dirbti tada. Tai vat, ir atsiranda toks dalykas, kad dar truputį vaikomės to tokio politiškai ir ekonomiškai
paprastesnio ir netokio toleregiško, mano supratimu. Bet tai mes kalbam apie verslą, mes kalbam apie politiką ir ekonomiką, bet iš tiesų aš vis tiek tai klausau, žinai, per tą ekologinę prizmę ir aš suprantu, kad mes kalbam apie ekologiją, nes nuoseklumas ir toleregiškumas tai yra tai, ką mes iš principo vadiname tuo ekologiniu sąmoningumu. Tai žiūrėk, pavyzdžiui, mes dabar Nidoje bandysim ten visai kaip per kokius 2 metus iš mūsų svečių namų plunksną, kūrybingų svečių namų plunksną Nidoje, kas yra visiškai sukiužęs rašytojų sąjungos, reiškia, kompleksas. Jis yra tikrai prieš avariniam stovį, dar kokius 4 metus laikys, bet paskui jau nebeaišku. Mes norime rasti lėšų iš privačių struktūrų, iš fondų, iš kitų šaltinių ir padaryti absoliučiai pavyzdingus, čia apie ekologiją kalbant, absoliučiai pavyzdingus Europos mastelių ekologiškus svečių namus. Kitaip sakant, kad visa energija ten būtų sustainable, aš žodžiu lietuviškai atsinaujinti, ačiū. Visokie ten, aš jau nekalbu apie ten, aišku, saulės baterijas, vėjas, vanduo, visą kitą. Absoliučiai pavyzdinį variantą. Ir mano supratimu, tai būtų labai gražus parodymas, kad net ir tokia Lietuva jau pradeda mąstyti 22 amžiaus technologijom, 22 amžiaus psichologiją. Be jokios abejonės, tai ir mums būtų naudinga kaip smulkiam verslui, nes pasaulio mastu ekoturizmas, kaip tu puikiai žinai, jisai ne tai, kad aktualus, jis dar aktualės ir aktualės ir aktualės. Ne tik dėl to, kad atsiras daugiau vietų ekologiškų, bet žmogus pats, individas iš savęs pagaliau atsigręš, kad gamtą, darželinukiškai nuskambės, bet gamtą reikia saugoti. Nes jeigu baigsis žemė, čia žinai, kaip aš norėjau visą laiką kažkaip pasakyti, tebūnė, tai netampa tribuna šitą tavo laidą, bet aš vis tiek išsakysiu. Visoms pasaulio religijoms, žinai, jos pešasi ten viena knyga teisingesnė ir kita knyga teisingesnė. Jeigu jos bent pusę tiek energijos sugaištų savo pasiekėjams tų religinių sistemų, pakalbėti apie ekologiją, gamtą ir žemę, ir čia pagonybė ne prie ko, čia šiaip tiesiog. Na, jie surastų bendrus taškus. Jo, tai jeigu jie pusę tos energijos ten nukreiptų, tai mes pajaustume žiauriai teigiamą įtaką visų absoliučiai religinių sistemų. Nes religinės sistemos, mano supratimu, nuo didžiausių iki mažiausių, neįkirto vieno dalyko. Nebus žemės sveikos gyvos, tai religija niekam nebus reikalinga, jokia, iš vis. Okay? Nes nebus tiesiog to, kam jinai reikalinga. Okay? Mano bičiulis vienas buvo stebėti rinkimų Konge. Ja? Ir parsivežė daug nuotraukų, o ten tą visą tą neturtą, ir tą visą tą vandens trūkumą, kai iš arti pamatai ir kai jis rodė nuotraukas per ekraną ir pasakojo savo įspūdžius ir visą kitą. Taip, žinok, stogą nurauna. Aš paskui galvoju, ir mes dar turim teisę kažkaip skūstis gyvenimu, dar kažkuo, kur ten vaikui iki 11 metų vardo normalos net nieks neduoda, nes labai mažai šansų, kad jis išgyvens. Kur šeimos turtingiausia šeima yra ta, kuri turi didžiausią plastiko talpą, vandenį susirinkti lietaus, arba ten 5 kilometrus varo į priekį ir 5 atgal iki krano artimiausių. Ir tai vyksta 21 amžiui. Tai kai visą tą pamatai iš arti, tada iš tikrųjų labai sunku jau būti abejingam. Žemė pasitvarko savaip ir jeigu tu ją pats mažiau skriaudi, tai galbūt daug šansų, kad ir jinai tave mažiau skriaus. Bet gerai, mes iš principo pakankamai daug skriaudžiam tą žemę, o kenčia Japonija. Sakykime. Tai, žinai, čia tas toks, dėl kad, tai čia dar kaip tik tada, jeigu, žinai, toks mąstytojas Šapo yra, jeigu jis yra gražiai pasakęs, jeigu dėl mano nuodėmių kenties kažkas kitas, tai tegul ar tada nenori. Tai jeigu tu žinai, kad pavogsi ką nors ten daiktą kokį nors ir net tu kentiesi, o žmogus, kurį tu myli, pavyzdžiui. O mes kavos užsakėm? Ne. Jo. Tu užsakėjai? Tai mums reikia kavos. Kokios tu sakyk?